noriu pakviesti Ausmą Bartkutę, ILTE agentūros atstovę, kuri mums papasakos apie egzistuojančias priemonės, būtent orientuotas, kiek suprantu, į kapitalo rinką bei obligacijas, ar ne? Tai sveiki visi. Iš tikrųjų, kai kalbėjome apie tai, kad reiktų šitam renginiui pristatyti priemonės, tai tada sutikau kaip Invegos atstovė, šiandien kalbu kaip ILTE, tai ta pati organizacija, apie kurią kalbu, bet pakeitėm pavadinimą šį mėnesį. Vadinamės UAB ILTE. Šiaip tai nėra tiesiog raidžių kratinys, tai reiškia investicijos į Lietuvos ekonomiką. Tik tai aš nematau, kaip man judėti čia. Taip, tai ILTE yra nacionalinė plėtros įstaiga. Šiai dienai turime tokį statusą, jisai suteiktas įstatymu. Beje, jeigu skaitot spaudą ir girdėjot, tai dabar labai daug kalbų yra apie tai, kad galim patapti ir bankų net. Bet galbūt apie tai vėliau. Ir iš tikrųjų vis kelis kartus girdžiu, kad mes agentūra, tai ne visai taip. Mes skiriamės nuo kitų agentūrų tuo, kad esame finansų įstaiga. O finansų įstaiga iš karto yra tam tikri reikalavimai, ne tik tai skirstom pinigus, bet turim juos labai tvariai investuoti, kad jie grįžtų. Ir esam Lietuvos banko prižiūrimi. Aišku, ne taip kaip galbūt kiti bankai. Dėl to skiriamės nuo ir kitų finansų rinkos dalyvių, tuo, kad esam rizikai tolerantiškesni. Ką tai reiškia, tai galbūt parodysiu per mūsų priemonės. Šiai dienai turime 1,4 milijardo portfelį. Tikėtina, kad šitas portfelis didės, todėl kad vien šiemet paleidom priemonių už daugiau kaip 2 milijardus. Ir tikrai turim daug priemonių. Su tuo irgi turim tvarkytis kažkaip, nes sunku yra apie tai komunikuoti ir spėju, kad klientams kartais sunku rasti tą teisingą informaciją pas mus. Tai tų priemonių yra dabar daugiau kaip 50 aktyvių, tokių, kurios galima kreiptis dėl jo finansavimo. Ir šiandien pakalbėsiu apie 3, kurios skirtos būtent obligacijom leisti ir pasidomėti galbūt daugiau, nes aš žinau, kad man laiko nėra skirta daug, tai kalbėsiu greitą kalbę ir pristatysiu tik pagrindinius akcentus. Todėl noriu paskatinti jūs, jeigu kažkas domina konkrečiai, tai tiesiog tada kreiptis pas mus, yra visas konsultacijų biuras, kuris padeda klientams. Lygiai taip pat kviečiu ir su manim pasikalbėti, jeigu yra idėjų, ką galėtumėm padaryti kitaip. Taigi turim 3 instrumentus. Vienas instrumentas yra subsidijos. Tai reiškia tokios mažos dovanos, ar ne? Kas yra labai reta pas mus. Pas mus šiaip visos priemonės yra daugiau kaip paskolos, garantijos, rizikos kapitalas. Subsidijų turim labai nedidelę dalį ir būtent vienas iš instrumentų yra skirtas tiems, kas nori pritraukti finansavimą per biržą, tai arba akcijų, arba obligacijų formų. Tai čia kompensuojame patirtas išlaidas, einant į biržą, platinant, iki 50% galim kompensuoti ir yra skirstomos, kaip čia, 2 dydžiai. Jeigu išleidžiamos akcijos, tai yra 100 000, ką galim kompensuoti, tokia riba, o obligacijų forma iki 50 000. Ši priemonė yra skirta tik tai smulkiam ir vidutiniam verslui, didelės įmonės dėja čia negali gauti finansavimą. Nepristatysiu labai detaliai, ką konkrečiai kompensuojame, yra visos išrašytos taisyklės, bet gal trumpai taip apibendrinant, kad tai mes iš tikrųjų kompensuojam išorės, galbūt daugiau konsultantų, padėjėjų, kurie padeda įmonei transformuotis šitam kely ir patiria dėl to išlaidas, tai dėl to galim kompensuoti. Bet beje, galima kompensuoti ir kelionių išlaidas, tai yra prisistatyti privatiems investuotojams, reklamos išlaidos taip pat yra tinkamos. Per šią priemonę yra svarbu žinoti tai, kad turite kreiptis į ILTE dar prieš platinant akcijas ar obligacijas. Tai kolegos tada patikrina, kad jūsų įmonė yra tinkama ir tada turite metus laiko, kada vyksta jau pats platinimas. Taip pat dažnai būna klausimas, o ką daryti, jeigu per metus nespėjama.
Tai yra galimybė pratęsti, tačiau dar 1 metams, tačiau mums svarbu matyti, kad jūs tikrai buvo daryti žingsniai, kad buvo stengtasi ir ruošiamasi ir tada mes dar suteikiam dar 1 metus. Judu prie kito instrumento, tai visiškai naujas instrumentas, kurį paleidome dar šią vasarą. Tai yra garantijos už bendrovių obligacijų emisijas. Tai šiaip ILTE yra valstybės garantijų institucija. Mes turim tokį specialų statusą, vėlgi įstatymų apibrėžta, tai reiškia, kad už mūsų įsipareigojimus stovi valstybė, jeigu kažkas mums atsitiktų ar ne. Tai būtent tokių garantijų galima kreiptis ir pas mus, jeigu įmonė leidžia obligacijų emisiją, kreipiasi į mus ir mes suteikiam garantiją iki 50%. Beje, įmonė turi būti jau veikianti daugiau kaip 3 metus, čia toks gal kriterijus. Obligacijų emisijos, kuriams galima suteikti terminas, tai yra 5 metai ir 5 milijonai ta bendra suma. Tai garantijų gali būti kelios, iki 10 milijonų, bet vienos suma negali viršyti 5 milijonų. Garantija šita yra mokama. Ir garantijos atlyginimas susideda iš 2 dydžių ir priklauso nuo pačios sumos ir termino, kokio prašoma yra. Tai 1% fiksuota kaina už tą bendrą sumą, o paskui 0,9% už kiekvienus metus. Ir ta kaina yra mokama iš karto, dar prieš išleidžiant garantiją. Trečias instrumentas tai yra, daugiau toks kaip rizikos, mes priskiriam rizikos kapitalo priemonėms, tai Baltijos šalių kapitalo rinkos akceleravimo fondas. Šitą idėją kartu vystėme kartu su EBRD ir su Latvijos kolegom iš Altum. Tikrai buvo labai daug diskusijų ir daug skepticizmo dėl šio instrumento, bet vis tik tai nusprendėm pabandyti ir pasižiūrėti. Tai buvom paskelbę kvietimą atrinkti finansų tarpininkų fondo valdytojų. Šiuo metu jau esame gavę paraiškų, jas vertinam. Taigi šito fondo dydis turėtų būti ne mažiau kaip 50 milijonų, todėl kad ILTE deda apie 20 milijonų, Altumas deda 20 milijonų ir tada prašysim, kad fondo valdytojas pritrauktų privačių lėšų dar 10 milijonų į patį fondą. Ir tada fondas jau investuos į įmonės nuo, tarkim, 0,5 milijono iki 5 milijonų. Tokios investicijos ribos yra. Kas čia svarbu yra, kad mes kažkaip tikim, kad šitas valdytojas bus svarbus gal katalizatorius visoje rinkoje tiesiog ir ieškos ir įmonių, kurios gali eiti tuo keliu ir pritraukti finansavimą per obligacijas ir per biržą. Taip pat norėtųsi, kad tai iš tikrųjų išsuktų visą tą rinką, nes kol kas dar jinai tokia pakankamai sekli yra. Tai fondo valdytojas turės investuoti į kažkur 13-18 investicijų turės padaryti per savo fondo gyvavimo laiką. Nežinau, kadangi žinau, kad laiko nedaug, tai trumpai pabaigiu, nebent yra klausimų, ką norėtumėt, kad detaliau pasigilinčiau. Ar yra jau įmonių, kas naudojasi obligacijų garantijų? Kadangi mes paskelbėm visai neperseniausiai, tai sulaukėm tikrai labai daug klausimų ir taip turim paraiškų. Čia vieša ar nevieša obligacijų emisija? Garantijos? Garantijos obligacijų emisijų. Gali būti ir nevieša, taip. O teisingai supratau, kad jeigu jau išleido obligacijų emisiją ir prieš tai jūs nesikreipėte, tai jau subsidiją negali atiduoti? Taip, teisingai. Nes reiškia, nėra skatinimo elemento. Jau reiškia ir taip. Bet yra toks, kad jeigu pasikreipiate jeigu esate išleidę obligacijas, tai galite pasikreipti dėl akcijų išleidimo. Tai yra šiokia tokia galimybė. Tie limitai 20 milijonų eurų garantijų, subsidijų reikia
Ačiū, tikrai labai geras klausimas. Tai tikrai galiu nuraminti, kad čia yra tik tai tos sumos, kurios dabar, kaip skirtos, bet jeigu tik yra poreikis, tai mes tikrai šitai temai turim galimybę ir kaip čia fokusą. Tik tiek, kad nesinori alokuoti pinigus ir kad jie stovėtų, nes mes irgi kaip čia atsakingai valdom pinigus. Jeigu jau pasakom, kad tokia yra suma, mes vadinasi kažkiek alokuojam šitai temai. Bet tikrai galimybių šitiems instrumentams skirti daugiau tikrai yra. Tik tiek, kad tas 1 milijonas irgi atrodė labai maža suma, tai yra pati mažiausia priemonė pas mus. Bet iki šiol yra jau porą metų, kai paleista priemonė, bet mes dar toli gražu iki to milijono. Dėkui, Iltei. Kaip išgirdome, galimybių gauti paskatą eiti į rinkas yra, reikia labiau noro ir jomis naudotis, tai tikiu, kad link to visi ir eisime. Ir čia buvo paskutinis mūsų oficialiosios dalies pranešimas, tai noriu visiems dar kartą padėkoti tiek pranešėjam, tiek klausytojam. Ir dabar kviečiu dar, matau, kad ką užkasti liko, kavos lyg ir irgi yra, pabendraukime tet-a-tet formatu ir dėkui ir tikiu, kad susitiksime panašiame renginyje ir ateityje.